Europos Sąjunga yra politinė sąjunga, ekonominė sąjunga, pinigų sąjunga ir vertybių sąjunga. Vertybės paminėjau pabaigoje, tačiau iš tiesų jos yra Europos Sąjungos pamatas. Europos Sąjungos tėvai kūrė ją kaip krikščioniškų, jeigu norite, katalikiškų valstybių sąjungą. Žmogus, žmogaus orumas, demokratija – tai, kas mums yra brangu. Ir aš labai norėčiau, kad Europos Sąjunga ir išliktų krikščioniškų valstybių sąjunga. Matydami, kas vyksta pasaulyje aplinkui mus, Ukrainoje, kitose rytų kaiminystės šalyse, mes dar kartą suvokiame politinės sąjungos svarbą. Europos Sąjunga privalo kalbėti vienu balsu, saugumo ir užsienio politikos klausimais. Ir tai yra Lietuvos interesas. Ekonominė sąjunga mums taip pat būtina. Per pasaulį nuvilnijusi finansų ir ekonominė krizė padarė nemažos žalos Lietuvos ir visos Europos ekonomikai. Naujojo Europos parlamento uždavinys bus įveikti tos krizės pasekmes. Ir šioje srityje Lietuvos atstovams tikrai bus ką veikti. Kitų metų pradžioje Lietuva tikriausiai turės eurą. Ir tai bus nemažas iššūkis mūsų žmonėms. Europos Sąjungos pagalba mums bus labai reikalinga. Mūsų bendras tikslas – stipri Lietuva stiprioje Europos Sąjungoje. Saugi Lietuva tvirtoje Europos Sąjungoje.